Galvoju, kaip prie jūsų prisijungiau, bet man atrodo, jis nenuvažiavo, Aleksėjas Nastavičius iš tikrųjų yra ne tik puikus kosmonautas, bet ir puikus oratorius. Ir pats esu dabar prisijungęs prie tų kosmoso veiklų ir bandau kitus įtikinti. Bet manau, kad tai turi ir gilesnę prasmę ir galima surasti žymiai kažkokių labiau gyvenimiškų palyginimų. Ir man atrodo, kad šiuo metu, kada mes esame daug susikoncentravę, kaip daugiau užsidirbti tų pinigėlių arba kaip išgyventi galbūt, tai tas kosmosas yra labai toli. Bet iš tos pusės tai yra, man atrodo, simbolis, kaip patikėjus savo jėgomis galima pasiekti tikrai tokių dalykų, apie kuriuos kasdienybėje galbūt ir nesusimastome. Ir man labai norėtųsi, kad ir išklausus, kaip kalbėjo Aleksėjus Jelisejevas ir paskaičius šitą knygą, jūs patikėtumėt, kad iš tikrųjų Lietuvoje nėra taip blogai, kad mes kažkada tai tam Žalgirio mūšį laimėjome, kad mes galėjome vis dėlto pasiekti daug visokių gerų dalykų ir mūsų netaip seniai dar skraidė mūsų tautiečiai, gal ten iš dalies, tėvas buvo Jelisejevo lietuvis, gimęs Vilniuje, ar Rimas Nenkevičius treniravosi su Buranu, kad mes iš tikrųjų galime. Ir galime gal ne tik tai gebėti tam gerai komunikuoti ar gerai kažką tai parduoti, bet galime ir savo žiniomis ir savo rankomis kažką tai naujo sukurti. Kad pavyktų kuo daugiau jaunimo įtikinti vis dėlto, kad jie grįžtų į tą inžinieriaus verslą, inžinieriaus gyvenimą. Ir turime keletą pavyzdžių jaunimo, kuriems dabar tikrai dar 30 metų nėra. Tai aš turiu galvoje to pirmojo lietuviško kūrimo iniciatorius, tai yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventai, vienas iš jų dabar studijuoja KTU ir nuvažiavę į NASA, jie dabar tikrai pilni pasiryžimo, kad, ir aš to tikiu, kad kitais metais mes sugebėsime tą palydovą, pirmąjį lietuvišką, tai bus labai mažas, jis ten bus apie 1 litrą ir ten 1,5 kilogramo, bet, jeigu jis skris kosmosą, tai aš manau, tikrai simboliškai tai bus didelis laimėjimas. Arba visai neseniai prie asociacijos prisijungė ir 3 broliai Vizbarai, kurie yra įkūrę šiuo metu kompaniją Brolis Semiconductors. Ir tai irgi yra labai gražus pavyzdys, kada dar jaunuoliai pabaigę mokslus Miuncheno technikos universitete, grįžo į Lietuvą, gavo ir pakankamai didelį investiciją, iš tikrųjų sieja savo likimą su Lietuva. Tai yra labai geras pavyzdys. Mes irgi turime jau tuo pasidžiaugti ir su nepilotuojamų lėktuvų konstravimu, dar galbūt jie nėra pramoninio tipo, bet šiokių tokių laimėjimų turime su Krašto apsaugos ministerijos organizuoto oro taikinio konkursą ir atrodo, kad bus tęsinys, kad jie kitais metais, tikrai dabar rimtai mąsto, kad galbūt nepirkti ten iš Amerikos, Izraelio, Lenkijos, o galima tą pasidaryti Lietuvoje. Ir kiekvienas šių tokių pavyzdžių, ypač jeigu tai yra susijęs su jaunimu, aš manau, yra tikrai įkvepiantis, kad Lietuvoje kažkas gali pasikeisti. Tai to aš norėčiau to tikėjimo, to kosmoso ir tos romantikos jums palinkėti, ir dar kartą palinkėti gero skaitimo. Ačiū. Dar aš tai kažkaip norėčiau, kad daugiau mes galėtum kažko paklausti, gal jūs galėtume truputį pasakyti, koks rezultatas jau 3 įvykusių kosmoso konferencijų, nes iš tikrųjų pavyko pritraukti tokių, pačių stambiausių pasaulio kosminių valstybių dėmesį, pranešimus ir jas daug kas klausė. Kaip mes atrodome, kaip jaučiamės, kaip jūs vertintumėte tas įvykusias konferencijas? Vienas iš tokių bandymų, kad būnant pakankamai mažos valstybės atstovų, neturėti galbūt tokių išankstinių nusistatymų, kad mes nieko negalime padaryti. Ir tai, kad tokia konferencija, kosmoso konferencija vyksta Lietuvoje ir kad mums pavyko pritraukti didžiųjų kosmoso valstybių atstovus, tai yra NASA's, tai yra Japonijos, Europos kosmoso agentūros, buvo svečiai iš Rusijos irgi nemažai atvažiavę. O tai rodo, kad tai įmanoma padaryti. Ir netgi tokia srityje, kuri, iš tikrųjų, mažai kas tiki, kad galima tą kosmosą čia Lietuvoje vienaip ir kitaip daryti. Ir kitas dar momentas gal, kad, tokiu būdu mes įgyjame daugiau žinių, kad, kaip ten bebūtų, tas pasaulis iš tikrųjų yra dabar globalus ir žmonės atvažiuodami, tie kontaktai, jie leidžia mums daugiau sužinoti, leidžia daugiau pažinti žmonių
Na ir galų gale tai be abejo leidžia ir daryti teisingus sprendimus ir tame tarpe ir ekonominius sprendimus. Taip pat manau, kad šitoje vietoje irgi visiškai neblogai sekasi. Na, iš tokios galbūt oficialesnės informacijos, mes čia kaip tik darome pristatymą neseniai šią savaitę ūkio ministerijoje, tai vasario, berods 13-14 dieną laukiame atstovų iš Europos kosmoso agentūros ir jie atvažiuoja atlikti techninį auditą. Tai dabar dar galbūt kažkas ir iš jūsų yra susiję, ar anksčiau buvo susiję su kosmosu, šiaip nebūtinai su pačiu kosmosu, bet būtent su galbūt tokiais technologiniais dalykais, ir kurie, na, ta kompetencija yra išsaugota, nes Europos kosmoso agentūra visų pirma ieško technologinių įmonių, aukštų technologijų įmonių, ten yra tam tikri sąrašai sudaryti, kokių būtent tų technologijų jiems labiausiai trūksta, ir Europos požiūriu iš tikrųjų kosmosas yra kaip vienas iš tokių galbūt simboliškų Europos nepriklausomybės technologijų. Ten yra berods gal 25 technologijų sąrašas, ko Europai pačiai trūksta, ko nepasigamina. Ir jo agentūros atstovai atvažiuodami, jie be abejo visų pirma kreipia dėmesį į tas žinias, tas technologijas. Ir čia galima arba su mumis, arba su ūkio ministerija susisiekti. Ir kaip tik jie dabar ruošia tos sąrašus, turėtų išsiųsti sausio pradžioje, nuo vasario mėnesį tikimės laukti svečių. Aišku, dar užtruks ten dėrybos, taip toliau, finansai kaip visada, bet sėkmės atveju galbūt 14 metais ir galėtum turėti pirmasis sutartis. Bet ar yra Lietuvoje tokių įmonių, tokios technologijos, kurios neturi Europą, o mes turime? Kad mat atvažiuoja ieškoti būtent to, ko neturi. Brolis Semiconductors yra pasaulinio lygio įmonė. Tam viena toks retas darinys, kada yra tikrai aukšto lygio mokslas, jie tam moka tokius atominius sluoksnius formuoti puslaidininkius, kurių pagalba paskui galime gaminti lazerius dirbančius, taip vadinamo vidutinio infraraudonųjų spindulių diapazone, apie 5-6 mikronus. Ir ta technologija leidžia tos detektorius ir lazerius eksploatuoti kambario temperatūroje, nors šį daugiausiai būna šaldant. Tai aš manau, kad jie tikrai yra labai rimti kandidatai. Bet kitą kartą nereikia galbūt kažkokio tai super naujo, bet tai gali būti tiesiog kokybės kainos santykis. Tiesiog yra labiau pageidaujamas, labiau mažiau pageidaujamas. Visose politikų susitikimuose, ūkio ministerija ir panašiai, nes galbūt yra tik tai viena kita įmonė, kurie sugeba iš tikrųjų suderinti tą jau fundamentalų mokslą ir turi tuo pačiu gerus inžinierius, kurie iš to mokslo padaro produktus. Bet šiaip daugumą atveju iš tikrųjų mums labai trūksta tos inžinerinės kultūros, ypač per tą, ko gero, 20 metų mes ir praradome, netgi, kas ir buvo kažkada tarybiniais laikais. Ir mes esame dabar keletą tokių konkrečių pasiūlymų pateikę, tai vienas iš jų yra, visi kosmonautai turi taip vadinamas technologinės parengties lygius, angliškai TRL yra, Technology Readiness Level. Ir tų lygių yra 9, tai pirmieji 3 apima, tai galbūt labiau laboratorinį maketavimą, tai šiam lygiai reikia, tas produktas gali būti stalo dydžio, bet iš principo turi atlikti funkciją. Nuo 4 iki 7 jis turi patapti jau tokių inžinerinių prototipų, o 8-9 tai yra arba bandomoji serija, arba skrydis į kosmosą. Ir praktiškai jeigu ta sistema būtų taikoma, ne tik kosmose, bet praktiškai visam galbūt mokslo ir inovacijų finansavimui, tai manau, kad turėtų tie pinigai būti perskirstomi kitaip, gerokai kitaip, negu jie dabar yra skirstomi, kai daugiausiai yra mokama už straipsnius, pavyzdžiui, už straipsnių citavimą, galbūt už patentavimą, bet praktiškai nėra jokio skatinimo daryti tam tikrus daiktus ir technologijas. Ir kitas dar irgi toks konkretus pasiūlymas, tai yra amerikiečiai taiko dažniausiai tos visos gynybinės agentūros DARPA, tai angliškai vadinasi SBIR, tokia finansavimo schema, kada yra irgi, pavyzdžiui, dabar jos pagalba yra praktiškai auginama ir išauginamas komercinis transportas į tarptautinę kosminę stotį, nes kaip žinome, šachtas ir šachtų programa jau yra uždaryta, bet yra maždaug 7 įmonės, privačios įmonės, kurios
kurias, po truputėlį valstybė augina ir kuri faktiškai jau pasiekė realių rezultatų, tai yra buvo nuskridęs, susijungė su tarptautinė kosminė stotimi. Ir principas yra toks, kad užsakymas yra tam tikros šakinės ministerijos, tai aišku, gali būti gynybos, gali būti, nežinau, aplinkos ar žemės ūkio, sukurti tam tikram gaminiui, kurio tuo metu, kurio nėra. Ir jis faktiškai jo kūrimas skatina ir tam tikro galbūt verslo, už tos pridėtinės verslo atsiradimą toje šalyje. Tai taip vadinamas tas, mažojo biznio modelis. Ir ten yra pirmajame tam šaukime žmonės gauna, tarkim, kokios, nežinau, 8 kompanijos, kokie gal 50 000 dolerių, jūs turi vykdyti tam tikras sąlygas, tada išeina ten 2-3, jūs jau gauna kokius gal 400 000 dolerių, ir paskui jau galų galiai vyksta normalus viešieji pirkimai, bet tokiu būdu būna užauginta tam tikra technologija. Tai prasme, įmonės jos praktiškai praeina tą kelią, o jos vienas negalėtų padaryti. Tai mes panašią schemą galbūt turėtume inicijuoti ir Lietuvoje.